Labas, netrukus pradėsime dar vieną nuoširdų ir gilio kupiną pokalbį, tačiau prieš tai turiu tau prašymą. Jeigu tau patinka mano kuriamas turinys, kviečiu paspausti subscribe mygtuką ir prenumeruoti mano kanalą. Tai padėsi šiai tinklalaidai augti ir klestėti. Labai tau ačiū. Šitą tuo geriau, ne? Tuo geriau. Reikia gal, nežinau, pasakyti žmonėm, kad kai klausys, kad šiaip mes buvom susitikę kartu su Monik. Taip, reikia neslėpti to. Reikia neslėpti faktą, mes turėjom pasimatymą. Taip. Ir galvoju, žinau, kaip gerai, kad mes susitikom, nes kažkaip dabar atrodo labai, aš nesijaudinu visiškai, nežinau kaip tu, bet man yra tokio jauduliuko, nes mes šiaip nesam pažįstamas, nebuvom niekad pažįstamas. Taip. O tau irgi toks pat jausmas? Kad yra ar kad nėra jauduliuko? Kad nėra jauduliuko dėl to, kad jau apkalbėjom kažką. Jo, aš irgi va čia atvažiuodama galvojau, kad kažkaip jauku, švelnu tas pokalbis buvo toks, kai mes susitikom tada. Tai turbūt ir taip pat čia bus. Kada paskutinį kartą turėjai interviu tokį, nežinau kaip tokį, bet tiesiog interviu kada paskutinį kartą? Net neatsimenu. Nežinau, gal už mane kas nors geriau atsimins, aš neatsimenu. Metai minimum, neturėtų būti? Turbūt, jo, jau, tikrai. Tikrai, nes ir dainą išleidau paskutinį kartą prieš metus kažkur, tai manau, jeigu kažkur ir buvau, tai gal taip. Jo. Daugumai žmonių gali atrodyti, kad Monik yra labai dingusi iš to pramogų pasaulio, nieko nebedaro ar nekuria. Visiškai. Bet iš tikrųjų, kiek mes kalbėjom, tas dingimas yra paaiškinamas labai stipriai. Ir mes šiandien nusprendėm pasikalbėti apie tavo tokį naują kelią, tikrai naują etapą, su kuriuo galbūt žmonės nesusipažinę, bet tu žengi labai svarbų žingsnį savo karjerą, kai atsisakėjai būtent vadybos, ar ne? Vadyba. Toks pavadinimas, ar ne? Galim, taip. Nežinau, nuo ko reikėtų netoli pradėti, bet koks buvo ėjimas link to, kad tu vieną dieną tapai nepriklausomą atlikėją? Tai ją tapau jau turbūt metai laiko, kaip esu, o ėjimas link tam buvo labai ilgas, sakyčiau, kelias ir net nežinau, nuo kur žymėti jo pradžią. Bet turbūt pradėjau atsibusti, nežinau, kokie 3 metai atgal, tarkim. Tai atsibusti iš to tokio blogo sapno ir kažką pradėti po truputį daryti dėl to. Ir norėjau padaryti kuo mažiau, nežinau, kažkokios griūties, kažkokio damage'o, kažkokio, žodžiu, sukontroliuoti viską, padaryti kuo švelniau, kuo minkščiau. Bet supratau, kad čia yra kaip, čia tiesiog reikia kirsti. Tiesiog reikia negailestingai kirsti viską ir tik tada aš turėsiu šansą daryti tai, ką noriu daryti. Žinai, kaip būna čia, tarkim, žmonės, kai skiriasi, ar ne, būna skirybos, sako, šiaip tai skirybos būna jau, nežinau, apie jas galvoja žmonės daug laiko, kol žengia tą žingsnį. Man atrodo, kad vien išeiti iš darbo yra labai sudėtinga, nes yra nežinomybė, ar man pasieks kitam darbė panašiai. O kai tu turi, tarkim, komandą, kuri tau padeda organizuoti koncertus ir panašiai, kokios baimės labiausiai kilo į galvą, kai tu jau galvoji, kad galbūt norėčiau būti nepriklausoma? Kas sukos galvoji? Kad būsiu nereikalinga, kad būsiu absoliučiai viena, kad nieko negalėsiu padaryti ir kad rašyti ir kurti muzikos neužtenka, kad tai nėra epicentras visko, kad epicentras yra galėti mokėti ją pardavinėti. Ir tik tai vėliau supratau, kad aš, net jeigu aš ir nemoku jos pardavinėti, ką išsiaiškinsim vėliau, bet aš ir nenoriu jos pardavinėti, iš esmės. Nes norisi rašyti muziką, norisi rašyti ją tokią, kokios šaukėsi širdis ir negalvoti pirmiau apie tai, ar jinai bus parduodama ar ne. Ir kai ilgą laiką tai buvo visas storyline'as, pajutau tokį palengvėjimą ant širdies. Palengvėjimą? O dėl ko? Kad galėsi daryti, kaip tu nori? Taip, kad pagaliau galėsiu kurti ir galiausiai koncertuose dainuoti tokią muziką, kuri tikrai pilnai pagauna mano esybę kaip kūrėjo, kaip žmogaus. Ir nėra, kaip čia jos tikslas nėra būti parduotai iš esmės. Jos tikslas yra būti išgirstai ir tiesiog per mane kažkaip pereiti ir pasiekti žmonės, kurių
kurių jinai ieško ir šaukėsi. Jo, nes kai kuri tai, kas tau labai patinka, tikėsi, kad tada ir žmonėms tiesiog labai patiks, ar ne, kad klausys, ta prasme, tavo muzikos, kokia tau patinka, kad nereikėtų parduoti. Ta prasme, kad kam patinka, tas klausys Monik, bet nereikia kišti, kad... Yra tokia realybė, kad kaip ir bet kuri industrija muzika yra verslas ir jinai turi tą savo dalį, kai tu pardavinėjai bilietus į koncertą, vis tiek tau reikia iš kažko išgyventi ir faktas, kad yra ta dalis, bet kai aš kūriau šitą albumą ir kai rašiau šitą mini albumą savo, aš jį kūriau taip, lyg tai aš būsiu vienintelis žmogus, kuris jo klausys ir jeigu aš būsiu vienintelis žmogus, kuriam jisai patiks, tas albumas. Tai yra viskas. Tai yra vienintelis tikslas ir tai yra jau, žodžiu, iš esmės jis jau pavyko. Jeigu man patinka, jis jau pavyko. Ir jam nereikia kažkokių masinių peržiūrų, pardavimų ir viso kito. Tai nėra, kaip čia, pažymys, kad tau pasisekė, tu sėkminga ir taip toliau. Nes ilgą laiką turint tuos dalykus, tu supranti, kame iš tikrųjų yra vertė, kas iš tikrųjų laiko vertė. Žinai, mes kai kalbėjom gyvai, tada man irgi buvo labai keista, kad atrodo, žiūri į tave, ar ne, labai sėkmingą atlikėją, kuri ne vienerius metus yra pramogų pasaulyje ir atrodo, turim tai, ta prasme, buvo tų baimių išeit kažką vienai daryti, taigi visa Lietuva žino, kas yra Monik, visi žino tą projektą, kurį tu laimėjai, visi žino tavo dainas, bent vieną iš dainų tikrai žino ir vis tiek aplanko baimę. Tai, žinai, aš galvoju, galim mes truputėlį ir atskirti, pavyzdžiui, žmonėm, ką reiškia vadyba, ką reiškia produsavimas dainų, nes aš pati truputėlį susimėčiau tavęs klausinėdama, kad, pavyzdžiui, ką, tarkim, atlikėja daro vadybininkas, kuo padeda ir, pavyzdžiui, kokios pagalbos tu nebeturėjai, kai pradėjau savo savarankišką kelią. Ką tau reikėjo išmokti? Tai prie to prieisim dar, aišku. Jo, tik tai, paliečiant tą pradžią klausimą, tai kad suvokimas, kurį žmonės turi žiūrėdami per ten ekraną ar nežinau, įsivaizduodami, yra visiškai kitoks požiūris, negu kad pats atlikėjas šiuo atveju aš apie save turiu. Čia yra labai du skirtingi vaizdai. Galima apie tai pakalbėti, kaip tu save matei, kaip aš dabar tave matau, pasakiau ir kaip tu save matei. Tai aš visiškai, kaip čia, labai greitai nurašau ir padedu labai gilų tamsų kampą tą faktą, ką kiti vadina sėkminga, ką kiti vadina ten drąsia ir ten kažkokia tai, nežinau, kaip ten. Tiesiog labai sėkminga, kurią, tarpsme, kokios problemos. Būk laiminga, tu negali būti nelaiminga, tu turi viską. Ir tai yra tiesa, tai yra labai didelės privilegijos ir labai dideli, nežinau, privalumai, kuriuos reikia paminėti ir jie svarbus yra kontekste. Bet jo, labai skiriasi tada, kai aš uždarau namų duris ir būnu su savimi, kaip aš save žiūriu ir kaip aš matau, tai yra, sakau, du skirtingi žmonės, negu kad įspūdis, kuris buvo, tarkim, sudarytas iš anksčiau. Tai kuo skirias produsavimas ir vadyba? Taip, tai va šitą dalis. Tai vadybininkas yra žmogus, kuris iš esmės, gal lengviau pasakyti, kad prodiuseris yra žmogus, su kuriuo tu kuri muziką kartu, kuris įrašinėja tave ir instrumentus tavo muzikai, o vadybininkas yra, kas įsivaizduoja visą kitą. Koncertų organizavimas, ten, nežinau, gali būti ir kūrybinis prisidėjimas, gali būti įvairiausių dalykų. Čia yra nuo susitarimo reikalo, čia yra nuo kažkokio pobūdžio, kaip tu dirbi ir susitari, bet iš esmės viską, kas nėra kūryba. O tai, pavyzdžiui, kai tu priėmei tą sprendimą, būsiu nepriklausoma, viską darysiu pati, ar tu turėjai kažkokią komandą susibūrus, ar tu, ta prasme, supratai, kad aš viską viena pati darysiu? Koks tas jausmas buvo? Visko vienai pačiai visiškai neįmanoma daryti, bet kas buvo svarbus momentas, tai kad aš būsiu vienintelis žmogus, kuris darys absoliučiai visus sprendimus. Ir čia man buvo svarbiausias momentas, svarbiausias dalykas, kuris pasikeis. Tai kad pagaliau aš būsiu ir, nežinau, būsiu vertinama pagal savo sprendimus, kas anksčiau nebuvo. Iš esmės buvau vertinama už kitų žmonių, kito žmogaus sprendimus didžiąją laiko dalį.
Tai galim sakyti, kad galbūt tau iš tikrųjų labiausiai laisvės trūko, nežinau, laisvės ar ne? Labai geras žodis. Laisvės. Jo. Plačiaja, siauraja visom prasme. Laisvės. Tai, ką mes matėm anksčiau, tavo dainas, tavo pasirodymai, koncertai, tai nebuvo iš tikrųjų 100% taip, kaip tu įsivaizduotum, ar ne? Didžiąją dalim, taip. Labai būdavo smulkios tokias ištraukas to, kas galbūt tokie bliksneliai šviesos, tokias prošvaistas, kad truputėlį atsisuka į save trumpam ir vėl užgriūna visą kitą, kas nesu aš. Kaip įdomu, kaip atrodo žmonė man iš šono ir kaip iš tikrųjų tu jautėsi, nes suprantu, kai trūksta laisvės, gali net pradėti nebemėgti tos veiklos, kurią tu darai. Labai, ir mes, kai kalbėjom, tu neturėjai tokių minčių, kad galbūt apskritai, gal net nedainuoti ar ne, galbūt kažką kitą. Iš tikrųjų buvo tokių minčių, kai galvoju, kad gal net tau vieta, nežinau, šitam pasaulyje dainavimo pramogų ir kaip čia tai plačiaja prasme. Iš tikrųjų buvo tokių minčių. Buvo tokių minčių, bet man atrodo labai, labai paaiškinama, kodėl buvo tokių minčių, nes kai tiek laiko darai ne tai, dėl ko apskritai čia atėjai tai daryti, kurti muziką, būti muzikai, labai lengva yra pamiršti visas tas priežastis, dėl ko apskritai ten būdavo, sakau, maža piplė, lakstai pakambris su šukom rankose prieš veidrodį, ten dainuoji arba ten atsisėdė prie savo tokio dydžio pianinėlio ir ten spaudai klavišus ir kuri muziką ir pradedi ją tyrinėti ir tau įdomu ir tau dega akis ir širdis spurda ir visa tai vyksta dėl priežasties, kad tai yra tavo pašaukimas ir kaip yra gražu, kad tai apskritai, kad aš apskritai tai turiu ir tokį ilgą laiką apleisti tai, nemokėti pastovėti už save, už tą pašaukimą. Jo, tai ir buvo pasiekmė to, kad aš tiesiog norėjau to nebedaryti, nes paprasčiausiai pamiršau, kodėl, kam visą tai. Bet pastebėjai tokį įdomų labai dalyką, mes apie tai su tavim kalbėjom, kad jaunoji karta dainininkų yra visai kitokia. Tikrai žmonės nori tos laisvės, nori būti atsakingi patys. Ir kiek yra daug pavyzdžių, kai žmonės tampa nepriklausomi, tas pats Jarutis, Vilkickytė čia buvo. Ir kaip tu, realiai tave įkvėpia tokie pavyzdžiai, kad kodėl žmonės apskritai taip daro? Kas nutiko, mes, nežinau, drąsus pasidarėm? Kas? Man atrodo, kad Justinas, ko net turbūt didžiąją laiko dalį buvo pats savo bosas. Gabrielė neseniai, anksčiau, aišku, už mane tapo nepriklausoma, bet man atrodo, kad mes tiesiog nebenorim žaisti pagal tas senas taisyklės. Ir atėjo laikas, kai pradėjo būti vertinama atlikėjo kūryba, žmogaus, kuris dainuoja. Nes ilgą laiką buvo dainininkų era, kada niekas nesigilino, kieno ten ta daina parašyta, labai labai svarbu buvo balsas, jis kuo didesnis, kuo platesnis, kuo gražesnis ir tai buvo labai graži era. Viena didžiausių dainininkių pasaulyje, Whitney Houston, yra to pavyzdys. Dabar, man atrodo, dominuoja vis dėlto singer, songwriter atlikėjo tipas, kur žmogus dainuoja pats apie savo parašytus kūrinius iš esmės. Tai aš jaučiu, kad aš visą laiką tokia ir norėjau būti ir didžiąją laiko dalį neteko tokiai būti. Teko būti labiau dainininkiai ir tik tai, kad kartėmis prisiliesti prie dainų rašymo, tikrai per mažai. Bet tu norėjai visada daugiau? Visada. Aš, kaip ir sakiau tau, aš labiau norėčiau būti dainų autorė negu dainininkė, jeigu reiktų rinktis, ko aišku nereikia, ačiū Dievui, nes man labai patinka dainuoti, bet pirmiausiai tai aš esu dainų autorė. Bet kai esi ko gero apsuptas komandos, tai kartai žmonės neva geriau žino už tave, ne, ko reikia, taip aš suprantu, ko gero taip veikia tas pasaulis. O kai esi vienas už save atsakingas, tada gali ir dainų žodžius kur tokius, kokius pats nori, taip paprastai kalbant. Taip, visiškai teisingai, bet ką tu 18 metų jauna mergina, ką tik laimėjusi didelį projektą ir gavusi tokią bangą į veidą kažkokių naujovių, tiek dėmesio,
tikėjimosi iš tavęs kažko. Lūkesčių, va, tas žodis. Ką tu gali padaryti daug, kai ateina pas tave ir pasako, kad žino, kaip reikia daryti. Įsivaizduoja kaip. Ir tu tik tai atsėsk ir, žodžiu, bus taip viskas. Reikia turėti labai daug pasitikėjimo savim ir labai daug tokio užtikrintumo savim, kad tu galėtum tiesiog tam, kas nebūtinai skamba kaip tu, tarkim, tam plane. Popstar, ten, nežinau, diva, dar įvairiausi epitetai, kurie mane lydėjo ten eilę metų. Reikia turėti drąsos jiems pasakyti ne ir užtrenkti duris ir kad ne, aš nebūsiu tas, kas nesu. Tai žinau vieną atlikėją, kuri turėjo galimybę dirbti su tą pačią komandą, su tą pačiu žmogum ir jai buvo irgi, netgi jos, man atrodo, buvo, aš nežinau detalių tikrai, bet buvo paklausta, kuom tu nori būti ir tai skiriasi nuo to, kaip buvo įsivaizduota, kad ką galės su ją padaryti, jeigu supranti, ką turime. Taip. Ir jinai turėjo drąsos pasakyti ne ir užtrenkti durim ir dabar būti tom, kas jinai yra iš tikrųjų ir tai labai jaučiasi ir matosi ir aš tą pavydžiu ir aš dabar jau tą turiu, bet būčiau norėjus tą turėti daug anksčiau. Tai kai aš visą tą pasakoju, aš mažiausiai, ko noriu, tai ar ten gailesčio, ar ten kažkokio, aš labiau noriu pasakyti tą dalyką, kad jeigu kažkoks žmogus dabar randa save, žinai, to pačioj situacijai, kad tai yra labai svarbu, kad tai yra pagrindas, ką reikia, tai būti užtikrintam savim, tikėti savo, kaip čia, gut feeling, vidiniu kažkokiu nuojautą. Ir eiti ten, kur diktuoja tau kažkoks vidų jausmas, kuom tu turi būti. Ir įsiklausyti reikia. O tu, pavyzdžiui, nuo pat pradžių jautėjai tą jausmą, kad reikia taip daryti, tiesiog, kad gal nebuvo patirties. Iš tikrųjų nebuvo, tu baigėjai, prasme, pro projektą. Dabar baigčiau projektą, laimėčiau ir man sakytų, aš tave pagaidinsiu, kaip reikia daryti. Tikrai pasitikėčiau kitų žmogumi. Jo, bet pasitikėjimas ateina galbūt tose visose organizavimo dalykuose, tose visose, kas nesusijęs su kūryba. Tai aišku, kad reikia žmogaus, kuris galėtų tave pagloboti, su tavim pabūti, kol tu tos patirties įgausi. Vienareikšmiškai, bet man atrodo, didžiausia klaida buvo ta, kad manęs nebuvo klausta arba nebuvo klausyta, kas aš esu kaip kūrėjas. Ir vietoj to buvo tiesiog minkoma stipriai ir gana grubiai į tą įsivaizdavimą, kuris buvo iš anksto nustatytas, suplanuotas, parašytas, vietoj to, kad tiesiog skatinti ir leisti jauną kūrėją būti tuom, kuo jam reikia būti, kuo jisai šaukėsi, kuo jisai nori, kuo jisai tampa. Iš esmės jį tiesiog jam netrukdyti būti kūrėjų. Vat tai yra, kas man atrodo buvo didžiausia klaida ir dėl ko aš dabar sakau, kad šitas mano mini albumas, kurį išleisiu, arba jau išleidau, priklausomai nuo tada, kada išėjo šitą dainą, ne? Tai gerai, kad šitas mini albumas, kuris jau išėjo ir tik dėl jos vadinasi, dėl ko aš jį vadinu savo pirmu albumu. Nes jeigu aš būčiau galėjusi ir turėjusi tą laisvę kurti, taip būtų skambėjusi mano muzika ir aišku, dabar jau jinai yra po tų patirčių ir jinai yra labai daug brandesnė galbūt, negu būtų buvęs pirma jos forma, bet iš esmės krypties prasme ir muzikos ir stiliaus ir kalbėsenos žodžiuose. Tai yra mano pirmas albumas. Monika, labai tave sveikinu. Ačiū. Iš tikrųjų, nes dabar man atrodo, kad daugiau žmonių kontekstą žino, kad kodėl priėmė tokį sprendimą. Ir man tai labai panašu ir Gabrielės istorija, tam tikrą prasme, kad tiesiog žmogus nesijauti irgi taip pat laisvas. Ir mes turime senus tiesiog modelius, matytos industrijos, kuri privalo keistis. Ir jūs esat pavyzdžiai gyvi, kad norėjai kažką keisti. Tik tai tikrai buvo panaši ta istorija, bet aš už ją labai džiaugiuosi dėl to, kad jinai
kaip čia, gavo visada savo klausytojui duoti tai, kas iš tikrųjų iš jos išeina dainų prasme. Man atrodo, jeigu aš neklystu, visą laiką rašė dainas, kokias norėjo rašyti ir jai niekada nereikėjo, kaip čia, paaiškinti savęs, kaip kad dabar tenka man ir nelyginant to, kad kažkam yra sunkiau, kažkam yra lengviau, aš labai pavydžiu jos pozicijos, tiesą pasakys, nes dabar man reikia paišyti jau nebe ant balto švaraus lapo, o ant labai ilgos diskografijos, ant viršaus iš esmės. Ir jeigu aš būčiau pradėjusi nuo tokios muzikos, kokią dabar išleidau jau, tai būtų visai kitokia kelionė. Kad ir sunki, bet visai kitokia kelionė. O tai yra baimė, kad galbūt klausytojams nepatiks, gal nesupras, gal visi tikis tos pačios, nežinau, stilistikos dainų, kurias kūrė iki šiol. Nebeiva to dalyko, kaip priims tave naują, tokią, kokia esi, tiksliau tariant. Aš esu labai rami, tiesą pasakius, dėl muzikos, kuri dabar yra parašyta ir išleista. Aš tokia rami esu. Man, tiesą pasakius, niekada per daug stipriai ir nerūpėjo kiekis žmonių, kas mane supras, kiek mane supras ir kaip stipriai mane supras. Man baisiau buvo tas faktas, kad mane supras neteisingai, nes iš manęs eina, girdi mane dainuojant muziką, kuri nesu aš. Tai čia yra daug baisiau, negu kurti tai, kas tau patinka ir būti nereikalingo. Aš jau geriau kursiu tai, ką noriu ir bus nereikalinga, negu kursiu ar ten dainuosiu tai, kas nesu aš ir būsiu ten labai, nežinau, perkama ar ten reikalinga. Aš jaučiuosi rami dėl to, kas dabar esu. Ir aš labai laukiu, aišku, ir labai svarbu yra žmonių įsitraukimas ir matymas savęs per mano muziką. Aš nenoriu to nuvertinti ar kažkaip nureikšminti, kad nereikia man to. Taip. Aišku, kad reikia, bet reikia tik tai to neforsuojamo, neperspaudžiamo ir tikrumo. Tikrumo aš noriu. O kaip atrodė tie metai? Galų galėtų nusprendė pati daryti muziką, ar ne? Savo kūrybą užsimti. Ir tu tiesiog, atrodo, pasitraukiai. Metai yra bemodi, kur jinai dingo, ką veikia. Net aš pati pagalvojau, kad blemba, reikia tave pakvies pasikalbėti, nes nežinau, kur tu esi dingusi. Bet tu labai tyliai, labai užtikrintai ėjai savo keliu, naujo etapu, kūrei naują albumą, kūrei savo mėgstamą, savo norimą muziką. Taip. Bet o kaip atrodė tie metai iš tikrųjų tau, per tavo perspektyvą? Dabar turi rezultatą. Kaip tu ėjai link to rezultato? Aš nėriau tiesiog visą galvą į muziką. Ir aš galvoju, kad aš parašysiu absoliučiai kitokį albumą. Aš galvoju, kad parašysiu iš tikrųjų labai daug linksmų dainų, kurios bus pilnos tokio judesio ir visiškai kitoks albumas galvoju, kad gausis. Bet tas, man atrodo, yra skirtumas su šituo, kad nebuvo kažkokio iš anksto sumąstyto koncepto, kažkokio iš anksto numatyto BPM-o ir, žodžiu, ten tempo ir taip toliau ir panašiai, ir stilistikos. Aš tiesiog leidausi, kad rašytųsi muzika pati savaime, kad per mane transliuotųsi tai, kas turi išeiti. Ir, wow, koks gavosi. Rimtai? Koks gavosi Cry albumas. Tai yra, aš jau kiek... Gerai, dabar, kai mes filmuojam šitą, dar neišėjo tas albumas, tai leidau savo, aišku, artimiausiams draugams, šeimai paklausyti albumą, tai jau gavau nuotraukų, kur apsiašaroja, apsiverkia, pasiklausė tą albumą ir man rašo gražiausius, tiesiog nuostabiausius žodžius ir dabar gavau žinutę nuo savo draugės, kuri man taip pat daro ir labai daug dalykų, ten lyrik video, fotosesijas, mes kartu dirbam viską, jinai mano, žodžiu, vizualus muzikos atstovas ir jinai man rašo, aš dabar montuoju, kaip užaugau
lyrik video ir verkiu tiesiog. Nėra, kad labai padėtų darbui paskatinti. Sako, aš verkiu, kol darau šitą video ir man tai atrodo tai taip tyra ir taip nuostabu ir tai nėra šanso, kad tai neišsitransliuotų žmonėms, kai jie klausys šito albumo ir kai jie žiūrės, skaitys tiksliau lyriksus arba juos išgirs. Tai. Ir aš žinau, kad viena yra labai ypatinga daina, mes kalbėjom apie apskritai santykius su tėvais ir viena daina yra skirta tavo tėčiui, ar ne? Tai čia apie kurią dabar kalbėjau. Tai ta pati ir daina, taip. Kaip užaugau, vadinasi. Kaip užaugau. Ir tu labai gražiai papasakoji tą dainos atsiradimo istoriją. Ar galėtum šiek tiek praplėsti, aišku, tiek, kiek tu gali, pasidalinti su žiūrovais, bet man pačiai buvo labai taip nedrąsu tavęs paklausti tos istorijos apie tėtį, nes tai yra labai intimu, bet nežinau, tai yra labai stipru, ką tu pasakėjai, tai tiesiog ją gali pasidalinti, kaip gimė ta daina. Jinai gimė sėdint ant kėdės pas terapeutą, pas kurį vaikštau ir kalbant apie vieną tikrai didžiausių gyvenime traumų, tai tą faktą, kad augau be tėčio visą savo gyvenimą praktiškai ir jinai manęs paklausė labai stipraus klausimo, ką aš norėčiau jam pasakyti, jeigu sutikčiau, nes aš turėjau tokią baimę, kad jisai atsiras vienu momentu kažkada ir aš nežinosiu, ką pasakyti, aš tiesiog suakmenėsiu ir praleisiu progą kažką pasakyti. Atrodo, kad reikia išsirinkti vieną dalyką, kuris čia svarbiausias. Kuris svarbiausias mano gyvenimo, viso gyvenimo momentas, nes man 26 ir per 26 metus nutinka daug dalykų. Ką aš pasakyčiau pirmiausiai ir tiek daug dalykų atėjo galvą, aš juos visus apdainavau dainoj, rašiau ir verkiau, iš karto po tos sesijos terapijos išrašiau tiek daug, aišku, nerimuodama, ten tiesiog išvėmiau viską, ką norėjau pasakyti ir gale tų visų lapų nesuskaičiuojamų parašiau tokį kaip esminį eilutę, kad šiaip tai visiškai nesvarbu, ką aš pasakysiu, vis tiek tu jau viską praleidai. Vis tiek jau nebespėjai pamatyti, kaip užaugau ir nieks nebesugrąžins to. Tai galiu sėdėti ir pasakot, bet tai ir tebus tik pasakojimas. Niekada nebuvai momente su manim, kol augau. Tai va, apie tai daina. Bet kol rašai, tai manau, kad turėjo būti ašarų pakalnė, žinok, nes... Jo, terapija irgi savotiškas. Jo, tai tie žodžiai tikrai nulieti, nežinau, kiek litrų. Bet o nebaisu dalintis, nes vis tiek žmonės klausys tos dainos galų gale ir po to, tarkim, tavo mama irgi, ar ne, taip labai drąsiai jauties spėjo, ar ne, savo kūryboje, tau drąsu labai kalbėti apie tai. Visiškai ne. Ne? Tai reikalauja kiekvieno lašo drąsos turimo ir neturimo, bet vėlgi kaip kūrėjas aš negaliu sau leisti vengti šitų temų, sunkių temų ir jeigu aš dainuosiu tik apie tai, kas yra lengva ir paprasta ir smagu, tai nežinau, man atrodo, kad būsiu labai 2D kūrėjas, ne visapusiškas ir netviras ir nežinau, aš tokia nenoriu būti. Aš noriu turėti dainas apie lengvumą, apie laimę, apie meilę ir apie gražius, šviesius dalykus, tikrai. Bet kita to pusė yra dalykai, kuriuose aš žinau, kad nesu viena. Ir aš žinau, kad man reikėjo tokios dainos, kai aš augau. Aš niekur negirdėjau tokios dainos ir neradau prieglobsčio muzikoje apie tai. Tai dabar parašiau tokią. Ir savo, ir kitiem, kurie praėjo pro tą patį, ką aš, kurie patyrė, kurie žino, ką reiškia. Tai ir mano brolis paklausęs tas dainos irgi sakė, kad sako, ta daina man priminė, kaip stipriai iš tikrųjų aš užleidau tą dalį, kaip neišsprendžiau šitos vietos savo gyvenime. Kaip paslėpiau ją. Jo, tai man tai buvo labai stiprus, nežinau, responsas į dainą, kai jis ją išgirdo. Man daug tai reiškia. Ok. Išleidai postą savo Facebook, Instagram'e, kai pasirodė naujas albumas, apie naują albumą, naują etapą ir paminėjai tą vieną tokį žodį nepasitikėjimą savimi.
aš dabar kaip ir suprantu, iš kodėl, kaip jisai kilo daug metų. Galbūt nedarai taip, kaip norėjai daryti. O kaip nepasitikėjimas keitės per tuos metus, kai pradėjai kažką jau daryti pati. Nes atrodo, kad kaip tik turėtų būti labai daug nepasitikėjimo, kai darai viską organizuoji pats. Jo, galvotum. Tai labai daug nepasitikėjimo. Ar gali iš to nepasitikėjimo atsirast pasitikėjimas? Nu, supranti, ką aš sakau. Jis taip ir gaminasi. A, ne? Jo, kai tu imiesi ir darai dalykų, kurie yra tau baisus ir kurie yra tau labai nepažįstama teritorija, tokiu būdu, bent jau aš supratau, kad yra pasitikėjimas savim ir gaminamas. Bent jau, jeigu tu jo negauni išvažiuodamas iš gamyklos, kaip žmogus, jeigu tau jo neįdėjo, pamiršo, tai tu jį turi pats susikurti, man atrodo, tokiais būdais, arba tai yra vienas iš būdų, kuriuos aš tiesiog pastebėjau, kad yra. Ir kai padariau patį pirmą dalyką, kuris man buvo labai nežinomas ir nepatogus, aš pajutau kaip O ką padarai, jeigu nepaslaptis? Atrašiau e-mailą apie koncertą. Rimtai? Jo, ar tai apie koncertą, ar apie... Jo, aha. Bet o kodėl buvo baisu, taigi tu visiems žinoma atlikėja? Aš niekada nebendravau su organizatoriais, su ten ne kūrėjais, ne savo, žodžiu, komforto zonai esančiais kolegom ir žmonėm. Tai buvo visiškai kita kalba, visiškai kiti terminai, visiškai, oh my god, reikia savo kainą pasakyti žmogui. Žinai, nu tokie dalykai. Tai tikrai buvo stiprus pirmas žingsnis ir padariau ir aš tokia, Pasitikėjimas auga. Gal ir sugebėsiu, žinok, Monika. Mes galim dar pakalbėti apie tą santykį su pinigais, nes aš taip pat su tavim kalbėjau, kai gyvai, kad sakau, labai yra sunku to srity, kad tu nežinai, kaip save įkainuoti. Ta prasme, nesvarbu, vedi renginius, dainuoji, kažką darai, nežinai, kaip save įvertinti. Ir nieks nesako kainų. Šitoje srity yra taip, kad niekada nesužinosi. Kol pats nepaskambinsit atlikėjui arba kažkam vedėjai, kaip tau sekasi įvertinti savo, nežinau, savo kainą nustatyti. Tai nebuvo visiškai iš piršto laužtas dalykas, tai buvo... Prieš tai, juk aš jau dirbau, turėjau ne vieną koncertą ir žinojau, kokia yra jo kaina, tai nebuvo kažkaip šakėm ant vandens piešiamas skaičius, tai tiesiog truputį uktelėjau, nes pagalvojau, man reikia, aš galiu ir aš verta. Ir va šitą dalyką aš verta pasakyti buvo sunkiausia. Sunkiausia dalis buvo suprasti, kad nesijausti kaltai už tai, kad tie pinigai yra mokami. Ir suprasti, kad aš vis dėlto įdedu viską, ką turiu ir viską, ką galiu ir pasakyti savo, kad tai yra daug. Tai va čia gal buvo labiausiai. Bet tu pasakai apie koncertą, kurį taip pat bilietus paleidai ir berods išpirko, ar ne, tuos pradinius bilietus, iš ankstinius, jeigu neklysta, ne? Taip, dabar jau šiuo momentu, kai žmonės žiūri, nežinau, kokia situacija. Kokia dabar situacija yra, kiek matei? Dabar tai man buvo tiesiog, toks prieš paleidžiant bilietus, o dieviško, aš neįsivaizduoju, kaip žmonės pirks, ar bus per dieną 2 bilietai, ar nei vieno, ar visi, ar kur yra, kur... Labai greit išpirko, ne, ko gero pirminės. Tai aš paleidau pirmus bilietus, nes norėjau, kaip čia, tokią padaryti kaip ir atranką žmonių, kuriems labiausiai rūpi, kurie greičiausiai nori patekti į mano koncertą ir su jais kartu susirinkti ir paklausyti albumo kartu. Ir galvojau, kad tos bilietus, jeigu per savaitę nupirks pirmus, tai bus labai gerai. Ir nupirko per 50 minučių pirmų. Ir aš tiesiog gulėjau lovoj tuo metu ir stebėjau tas pardavimus ir galvojau, o dieve, kaip gera jaustis reikalingai ir nežinau. Žmonės pasilgia, reiškia tavęs labai. Girdi ir gal pasilgo, jo. Geras, buvo tai tikrai nuostabus jausmas. Bet kaip nustatyti bilietų kainą, ne? Mes atsimeni kalbėjom 15, 50, 20, 25, kaip tai padaryti? No idea. Irgi tiesiog pagal vidinę nejausmą. Nuoširdžiai, no idea, tikrai aš neapsimetėsiu, kad žinau, ką darau. Aš turiu partnerius, per kurios pardavinėjom tas bilietus, kurie turi masę patirties ir jie gali patarti šitais klausimais, bet iš esmės sprendimas vėlgi yra mano. Tai aš tiesiog darau geriausią, ką galiu, nebandau kažkaip
nežinau, tą kainą bandau nuspręsti ir pagal tai, ką aš paruošiu, ir pagal tai, kiek vietų yra, ir pagal tai, kokia erdvė tai yra. Nu, žodžiu, labai daug tokių aspektų, kuriuos noriu ir labai laukiu ateityje išmokti ir ištobulinti, bet sunkus momentas, labai ta kaina, aš manau, kad toks vidinis nuolat klausimas, tai 5 eurai daugiau, 5 eurais mažiau. Jo, tai ten laviruojant tokia, žinai, kamulio stovi ir tai, wow, kurią pusę, žinai. Tai man kažkaip, pavyzdžiui, jauti tą tokią spaudimą galbūt savo, kad dabar kiekvienas atlikėjas, kuris Lietuvoje gerai, kuriam gerai sekas, praktiškai turi areną. Kiek tu pati, pavyzdžiui, pradėsi naują etapą, galvoji, okei, reikia dabar per metus padaryti kažką tokio, kad turėčiau Žalgirio pusę arenos. Jauti tą spaudimą savo tokį? Nejaučiu. Ir aš anksčiau, aš žinau, koks jausmas yra tą spaudimą jausti ir koks palengvėjimas yra jo savo neduoti, nes iš esmės, kaip ir sakau, dabar mano lūkesčiai yra svarbiausi ties viskuom, ties salėm, kurias galiu išparduoti, ties muziką, kurią galiu išleisti. Man yra svarbu, kokie žmonės ateina pas mane, o ne kiek jų ateina. Ir kai sakau, kokie žmonės, tai turiu omeny, kaip stipriai jie išgirdę yra žodžius ir melodijas, kurias aš rašau, ir kaip jiems svarbu yra susijungti su muzika. Ir kad ir kiek jų bebus, man bus gerai. Man svarbu, kad visi jie tokie tiesiog ateitų pas mane atvirom širdim atlapom, pasiruošę ir žvengti, ir verkti, ir klausytis, ir dainuot, ir sakau, ne apie kiekį tikrai. O kaip, pavyzdžiui, lyginamasi su kitais? Turi va tų dalykų, lyginęs su kitais atlikėjais, dainom, pasiekimais, nežinau, peržiūrom, perklausom, turi to, ar ne, irgi užaugai? Anksčiau tai buvo labai dažna mintis pas mane apsilankanti, bet natūraliai dėl to, kad aplinkybės tokios buvo sudarytos. Taip. Palaikymo neturėjai tiesiog elementaraus, ar ne? Jo, ir netgi kvietimą lygintis kartu su kitais. Ir ypač, kai tu nedarai to, ko nori daryti, dar didesnis kyla jausmas nepastenkinimo, kad kažkas kažką pasiekė, kažkas kažką padaro, o tu, kad ir kokie tie pasiekimai bebūtų dideli ar maži, tau niekada jie nebus gana. Bet kodėl taip gaunas? Iš tikrųjų, jeigu yra pasiekimai, su kur yra problema, kad tiesiog vis tiek darai ne tai, ką nori daryti, ne? Taip. Į tai susiveda. Taip. Nežinau, statulėlės nesvarbu tada patampa. Oi, ne. Bent jau man tai tikrai ne. Ir nežinau, kaip kitam žmogui toje pačioje situacijai būtų, bet man taip yra. Ir šiandien, kai aš turiu savo kelią, einu juo ir jis yra visiškai mano, aš nebesidairau, o netgi ir man labai lengva yra džiaugtis už kitus ir pasveikinti kitus ir palaikyti kitus ir aš labai noriu tą daryti kuo toliau ir kuo toliau to daugiau. Vau, aš mačiau netgi Instagram'e pas tave tušę. Jo, tiesiog, jo, šiandien 3 postai yra, jo. Ir tiesiog, taip žiūriu, tušę. Kodėl nenorėjai palikti tiesiog senesnių postų, nuotraukų? Vis tiek atrodo gyvenimo etapas, kad ir kaip bebūtų. Kodėl nusprendai taip iš naujo pradėti viską? Tiesą pasakius, aš norėjau, kad prieš albumą išleidžiant, kad vienintelis dalykas, kurį žmogus galės pamatyti mano profilyje, tai bus šitas albumas. Viskas apie šitą albumą. Ir tai buvo labai sąmoningas sprendimas, mano sprendimas, kad tai yra kaip metaforiška stora riebi linija brėžiama tarp praeities ir tarp to, kas dabar bus. Ir iš esmės tai yra. Aš sakiau, kad aš gražinsiu tuos postus, kuriuos man žiauriai skaudė širdį ištrinti. Tai juos grąžinsiu vėliau, nes aš užhaidinau. Ai, gali tai būti, ne? Jo. Galim. Bet tai bus ne daug postų. Tai va, bet jo, viso šito dalyko tikslas tai buvo toks. Tiesiog naują visiškai etapą. Net ne etapą, iš esmės, man tai yra kaip, etapas yra kaip, sakyčiau, žinai, anksčiau tai buvau aš ir aš dabar iš to išaugau ir dabar naujas etapas, bet tai tiesiog, man tai yra kaip tiesiog pradžia.
man čia yra pradžia. O daug, pavyzdžiui, spaudimo sulaukia per metus, apskritai iš klausytojų, nežinau, pažįstamų žmonių, kad, Moni, kur dingus, kada daina ar panašiai. Ir koks jausmas sulaukto spaudimo? Kiek buvo to per tos metus? Buvo nemažai iš žmonių, kuriuo aš nepažįstu, to tokio, tai kur dingus, tai ką veiki, tai ką čia darai, geresnio. Bet tie, kurie mane pažįsta ir žino, jie visi ramia širdim tiesiog palaikė, paklausdavo vis, kaip sekasi, kada jau čia planuoji kažką jau parodyti žmonėm, ne tik užsislėpus ten studijai, žinai, dirbti. Tai. O tai, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, sutikdavai savo kolegas, ar ne, kitus dainingus atlikėjus, panašiai labai atvirai apie tai kalbėdavai, tarkim, kaip jauties, ar kad kurie naują etapą, gerai, naują pradžią, taip, kaip atvirai, pavyzdžiui, apie tai gali pasikalbėti, tarkim, su atlikėjais, ir turi kokių bičiulių, draugų, būtent dainininkų tarpe. Jo, aš iš tikrųjų kažkaip, nežinau, gal toks žmogus esu be filtro, kas man ne visą laiką padeda, bet aš kažkaip nelabai moku laikyti, nelabai uždara esu. Atvira esi tiesiog. Jo, manęs paklausė ir aš tokia, tai aišku, aš tau pasakysiu, kaip yra. Žinai. Man šikna. Ir kartais grįžtu, jo, man šikna šiaip jau, bet gal labiau grįžtu po to namo vakare arba ryte atsibundu ir galvoju, Dieve, kam aš tai pasakiau, o Dieve, kas dabar bus, ir toks overthinkinimas šitam vietom, bet tokia esu ir viskas. O nebuvo tikrai tokios minties tau, kad, pavyzdžiui, galbūt reikėtų pasimti pagalbą, tik tai galbūt kitą vadybininką? Ar nebuvo tokio, kad... Nuo vilko ant meškos. Jo, pavyzdžiui, nebuvo tikrai tokio, nes manau, kad tikrai pasiūlymų sulaukiai, bent jau taip Gabrielė sakė, kad, sako, man buvo nuostabu, kaip galvoju, kad niekam manęs nereikės, o pasirodo, kad manęs visiems reikia. Aš manau, kad buvo tas pats lygiai ir tau, nebuvo tos pagundos, kad, o gal vis dėlto. Ne, aš man atrodo, buvau tokia pavargus nuo turėjimo atsiskaitinėti kažkam ir įrodinėti, kad mano idėjos geros, kad mano idėjos vertos išpildymo ir siuntinėti savo dainas ir klausti ir laukti su baime nuomonės apie jas. Aš pavargau nuo to baisiai. Ir aš žinau, kad aš ateityje tikrai turėsiu žmogų, kurio galiu pasitikėti ir kuriam galiu perduoti, daryti darbus, kurie nėra mano specialybės ir ten, nežinau, visokie dėrėjimai, planavimai, organizavimai ir taip toliau. Tikrai turėsiu ir turiu dabar žmonių, kurios pažįstu, kurie galėtų apsiimti tą. Bet pradžiai aš noriu išmokti tą daryti pati, kad po to galėčiau suprasti, apie ką yra viskas. O, pavyzdžiui, o ką tu darai, kai tau reikia kažką padaryti labai svarbus, bet tu bijai, pavyzdžiui, ten koks svarbus skambutis, nes man būna, kad ten, žinai, ten gal apsirengi tą dieną kažkaip kitaip, ten plaukus, kažkaip pasitikėjimo, kad gaut savim. O ką tu darai, kai tau reikia taip suimti save į rankas? Man iš karto atėjo galva mintis skambutis, nes man čia yra pats baisiausias gyvenimo dalykas ir tai skamba ganėtinai keistai. Jo, bet iš tų dalykų, kuriuos reikia prisiversti padaryti, tai man tikrai yra skambutis baisiausias. Tai ką aš darau? Aš tiesiog atsisėdu ir įsivaizduoju, kad aš jau skambutyje ir aš tiesiog literaliai gyvai tiesiog šnekuosi su žmogum. Ir ne tai, kad pasirepetuoju, bet iš esmės man toks visas, kad man padeda išgirsti, kaip garsiai skamba mano balsas ir žodžiai. Ne tik mintise jos susidėlioti, kad aš galvočiau, okei. Ir tada skambinu. Bet palauk, tai tau reikia dar dainuoti prieš minę žmonių? Pasirodo. Kaip tu tai padarai? Nes mes kalbėjom ir sakau, ko gero labai ekstravertėsi. Sakai, ne, nepanašaus. Tai kaip ne, tai tikrai ne. Perlipti save, nežinau, ką tu darai prieš koncertus? Kaip? Man gal to perlipinėjimo net nėra jau tokio, bet tiesiog ateini ant scenos ir atrodo, kad tu išsiteleportavai į kitą visatą, į kitą kažkokią realybę ir kur tu esi visiškai kitų pajėgumų žmogus. Jeigu tavo komfortas kasdienybėj yra, žinai, sėdėti ant sofos ir žiūrėti serialą mėgstamiausia, tai tenai tavo komfortas yra atvirume, tavo gebėjime emociją ištransliuoti per balsą ir tu tiesiog degi ir lauki, kol galėsi tai padaryti. O be viso ko dar aš visą laiką dabar, mano beje sprendimų ir pasirinkimų, esu su
grupe, kas ne visą laiką būdavo variantas. Jo, galėdavo būti variantas, kur aš tiesiog viena ant scenos esu, o dabar aš sakau, aš visur važiuoju su grupe, nes man čia yra mano backbone visko. Ir aš labai jais džiaugiuosi ir labai jais pasitikiu visada muzikaliai, šiaip pasitikiu jais, kad mes, jeigu kažkuris kažkur ne ten nuplauks, tai mes iš to padarysim dar ir netgi geresnį momentą ir labiau gyvą kažkokį pasirodymą ir aš labai laukiu visą laiką tų pokalbių tarp dainų ir aš ypatingai tiesiog laukiu, kaip skambės šitas naujas albumas. Gyvai ar ne prieš žmonės. O Dieve, kai aš klausau mašiną, aš galvoju, kosmosas, kaip bus gražu, kaip bus jautru, kaip bus visko, tiesiog, žiauriai laukiu koncerto. Kaip gera matyti tave tokia atsigavusią, žinai, tokia grįžusią į pasaulį. Bet o koks jausmas namo į save, ne? O koks jausmas, pavyzdžiui, iki koncerto būna, kad tau, nežinau, ten pykina, suka vidurius. Ar tau nebūna tokio? Būna? Tikrai. Suka, ne? Jo, kai žmonės vadina drugeliais, tai iš tikrųjų yra nerimas ir sukami viduriai. Ir nežinau, drebato. Ir nežinau. Anksčiau tai būdavo galvojimas, ar aš tikrai galiu tai daryti. Dabar man tai yra galvojimas, kaip aš galiu geriausiai padaryti, ką moku. Jau. O klausyk, pavyzdžiui, tu, nežinau, kai tarkim turi koncertą, turi tokį įsivaizdavimą, pavyzdžiui, kaip save palepinsi, kai grįši namo. Nes pavaza, tarkim, man, kai būna filmavimai, aš grįžtu namo ir galvoju, gerai, šiandien vakare pasigaminsiu tarpą, pavyzdžiui, ten nusipirksiu ledų. Aš žinau, kad skamba labai taip gal kvailai, bet man tie tokie komfortiški dalykai mane labai nuramina. Ar tu turi kažką, kad, pavyzdžiui, ar ten nuvažiuosiu, ten kažką padarysiu savo. Turiu tokių dalykų? Turiu, labai neretai jie būna suplanuoti kažkaip iš anksto ir taip supuola viskas, kad tai gaunasi kaip kažkoks apsidovanojimas savo, bet man tikrai maistas asocijuojasi su tokiu, nežinau. O ką mėgsti? Tai va tą patį, ką tai vardinai, aš turiu vieną labai mėgstamą pizzą, kurią žiauriai mėgstu užsisakinėti. Nežinau, ar galiu sakyti. Aišku. Galiu sakyti, nes man žmonės padėkos. Marinara yra viena vieta Vilniui, kur tiesiog tobula pizza. Marinara. O Dieve, jo, žiauriai gerai. Tada ledai. Jo, ir ką aš dar mėgstu, marengus žiauriai mėgstu, o Dieve esu išprotėjęs dėl jų. Tipo, kas čia yra kiaušinis ir cukrus? Come on. Nežinau, per maistą iš esmės. Ir gal per tą laiką su artimai žmonėm ir draugais. Ir man čia yra didžiausias apsidovanojimas. Laikas kartu. Kalbant apie žmonės, ar ne? Tavo širdies bičiulis, draugas, Paulius. Mano mylimasis, mano vienintelis. Paulius yra muzikos prodiuseris, ar ne? Ir tu sakai, kad yra dainų, labai geras, kur esate įrašę kartu dainų, dirbę. Taip. Ar tau patinka dirbti kartu su Paulium, ar nejaučiat trinties kartu? Ne, nejaučiam. Ir iš karto atsakau dėl to, kad net nieko panašaus nėra. Ir tai buvo viena gražiausių ir labiausiai užpildančių patirčių dirbti kartu su juo ir galėt, žinai, ir šitą dalim savo gyvenimą pasidalinti, nes mums pasisekė, kad mes darom, kaip čia, atvirkščius, bet kartu visiškai compatible dalykus. Panašus dalykai, ta muzika. Tai va, mes abu esame muzikoje ir tai yra nuostabu. Palauksiu, kol užmigsi, gimė tokia, kokia jinai gimė tik tai dėl to, kad aš su juo rašiau tą dainą. Tik dėl to. Ir čia frazė yra, kurią jisai man pasakė. Kreditai Pauliui, ne? Jo, iš esmės. Tai aš paverčiu tiesiog jausmus, kurios mes abu jaučiam į dainą, į žodžius, į melodijas, o jisai tam, žinai, jis tą dalyką aprengia ir tai yra taip gražu man. Bet, man tai net pavydas, mes tada kalbėjom, sakau, tai palane, būna tų asmeniškumų, kad jisai tau kažką pasako, gal ten kažką nusigribavai ir panašiai, ir tu sakai, ne, mes viskas taip algu tarp mūsų. Iš tikrųjų, taip gražiai. Aš ką atsimenu, kad sakiau ir kas man atrodo labai svarbu pasakyti, kad jisai visiškai neturi šito tokio, nežinau, grubaus bendravimo ypatumo ar būdo kažko. Mobingo tokio, nusigribavai. Ten pasinu visiškai yra švelnu ir
man tai labai saugiai tiesiog jaučiuosi. Tai kai aš žinau, kad aš nusigribavau, tai aš tiesiog žinau. Ir man nereik to pasakyti. Šita tai turi klausą. Mano darbas kaip ir. Tai mes tiesiog, leidžiam vienas kitam dirbti savo darbą, būti savo elemente ir netrukdom iš esmės vienas kitam, o labiau papildom. Tai dėl to ir nėra tos trinties ir susikalbėjimas yra geras ir mokam tą daryti. Ja, ir mes kalbėjom, kad ko gero labai faina, kad esat iš tos pačios ryties, nes būtų labai sunku, jeigu dirbtum su žmogum, kuris tiesiog dirba, tarkim, ofisinį darbą ir ko gero nesuprastų tavęs, kodėl tau savaitgalį reikia ten, nežinau, būti išvažiavus kažkaip. Tai, nes Paulius lygiai tą patį, ko gero irgi ten užimta savaitgalis. Taip, ir palyginu su tuo, kaip dažnai nesutampa ten tie išvažiavimai ir tie visokie reikalai. Labai gražu, kad kažkaip daug laiko pavyksta praleisti kartu ir jos surasti. Ir aš kaip visą laiką sakau, neteisingas yra pasakymas, kad neturiu laiko kitam žmogui, o tiesiog aš nenoriu jo rasti, iš esmės yra, kad mes laiką juk atiduodam kaip savo brangiausią valiutą kitam ir kai norim jo rasti, mes jo visą laiką rasim. Jo, aš pamenu, kad Jarutė sakė, sako, mes tai tokie labai naminiai žmonės, mėgstam ten filmą pasijungt kokį, sofkės kartu su Urte. Mes tokie, sako, va tokie naminukai, nuobodu, sako. Galvoju, kaip Monik su Pauliu. Kaip jum, irgi tokie naminukai ir kokie žmonės pagal tą laisvalaikio tipą? Mes iš tikrųjų labai pasidalinam, balansą bandom išlaikyti, tiesiog labai patinka, ypač dabar žiūrėti Mad Men serialą. Esam visiškai strigę ir kaip pasakom, kad žiūrėsim vieną seriją, baigėsi 3 ir visą laiką be išimties, bet ir labai patinka abiems būti draugų kompanijoje ir praleisti laiką ir su jais. Tai kažkaip, jo. Įvairiapusiškai. Jo, bandom išlaviruoti. Ir jeigu kažkuriam vienam norisi labiau vieno ar kito dalyko, tai irgi reikia išklausyti ir to, žodžiu, susiderinti ir tose vietose. Jo. Aš pamenu, kai buvau pas tave studijoje, tai šiandien kažkaip dar galvojau, kad būtinai reikės pakalbėti apie kūrėjo dieną, nes daug kas įsivaizduoja, kad, atsikelia bet kada, tiesiog ateina, pakuria, išeina, toks laisvas labai grafikas. O kaip iš tikrųjų, pavyzdžiui, atrodo tavo kaip kūrėjas, dainų autorės diena? Kaip atrodo, ar jos skirtingos būna, ar tu gali reguliuoti laiką, turi discipliną? Kaip? Bet disciplinos ko, tai man tikrai nepavyksta turėti. Rutinos kažkokios ir nežinau, ar jinai man padėtų ar pakenktų, bet kažkaip gyvenu savo chaosą iš esmės. Ir man tas chaosas dabar tinka labai. Tai aš klausau savo kūno, ką jis man diktuoja, ko jisai nori, ar jis nori pamiegoti, ar jis nori kažką papasakot man ir išrašyti į dainą, ar jis nori dabar padaryti kažkokius dalykus, kurie spaudžia galvą ir reikia juos, žodžiu, padaryti ir padėti į šalį. Bandau tiesiog klausyti, ko jisai nori. Ir nėra tokios kaip po kūrėjo dienos, bet ideali kūrėjo diena, tai nežinau, aš visą laiką įsivaizduoju, kaip pavyksta atsikelti super anksti, kai dar visi miega, ir ten kokį sekmadienį, ypač kai dar ilgiau mėgsta pamiegoti, kai yra nei per karštą, nei per šaltą, saulė tokia švelni, graži šviečia, girdi paukščiukus kaip čiulba, kol eini nuo namų iki studijos ir tada užsidarai ir leidi savo būt savim priešais tą instrumentą, su kuriuo kuri muziką, ar ne gitarą, ar pianiną. Taip. Ir rašai. Ir nežinau, ir galia to esi tiesiog laimingas, arba apsiverki nuo to, ką parašai, arba jauti, nežinau, pasitenkinimą, pilnatvę, va čia yra tobula diena. Bet iš esmės valandų neskaičiuoji, nėra taip, kad ateini 8, baigi 5, ne. Gali naktį baigti, gali ten paryčiais, prasme, be grafiko visiškai. Man grafikas turbūt būtų peilis. Mano kūrėjai tada turbūt iš visokius 2 valandas per mėnesį turėčiau kurti. Bet pala, šiaip tu laimingas žmogus, nes ko gero niekada ir nebandėjai net ofisinio darbo, nes tai buvo, kad tu baigėjai, ko gero, kad Kiek tu buvo metų, kai tu laimėjai X Faktorių? 18. Tai kaip tik baigėjai mokyklą ir ko gero prasidėjo tavo karjerą, ne? Jo, aš nuo anksti labai norėjau pradėti dirbti. Norėjai dirbti, ne? Jo, aš kai buvau 14-15 metų, aš labai prašiau mamos, kad mane išleistų, man surastų kažkokį
kitokį darbą, kažkokį, nu bent porą valandų į dieną, kur aš galėčiau savo pinigų turėti tiesiog. Tai aš ten ir braškės rinkau, ir ten garažą tvarkiau, ir ten žolę pjoviau ir dalykus dariau. Bet tokio kaip ofisinio aš įdarbinta ir turiu privalomai sveikatos draudimą padengtą boso ir įmonės, tai neturėjau. Bet tai gal ir gerai, aš taip galvoju, nes nelabai tu ten tiktų, man atrodo. Būčiau kaip ta, nežinau, kaip ten sako, balta varna, ar... Jo, balta varna. Ne, juoda vis, ar kažkaip taip. Ta kitokia varna, žodžiu, tipo. O klausyk, o kaip tu atsidūrei pas Klajumą? Kaip taip nutiko? Tai kažkaip labai netik, žinau, kad toks posūkis, bet galvoju, kaip tai pas Klajumą, net nežinau, kad jūs bičiuliai gal esat, ar kaip čia? Tiesą pasakius, jis mane tiesiog buvo pakvietęs vieną iš savo laidų, kaip svečią. Ir kaip supratau, jisai ir ten komanda, kuris jo dirba, 108 laipsnio pakeitė nuomonę apie mane. Visai kitokį įsivaizdavimą turėjo prieš tai. Ir kažkaip labai gerai mums pavyko susidirbti ir visą ten chemiją, kas ten turėtų įvykti, įvyko. Pokalbiui reikalinga ir tiesiog aš parodžiau didelį iniciatyvą, kad aš norėčiau kažką dar nufilmuoti, kažką dar padaryti ir aš pakviečiau jį būti mano kalėdinės dainos, kaip čia, padėti pristatyti tiesiog tą dainą, padaryti tokį kaip pristatymo video. Tai man atrodo, kad jisai pasisekė kažkaip ir po to praėjo laiko kažkiek ir aš nieko nesitikėjau, absoliučiai jau pamiršau apie visą tai ir tiesiog paskambino pasiūlė, kad gal norėtum į naują sezoną prisijungti kartu. Ir dabar kartu visada rašot, ar ne, visus podcastus praktiškai? Mes jų nerašom. Aha. Mes tiesiog susitinkam, įsijungiam kamerą ir važiuojam. Ne, iš tikrųjų, anksčiau tai būdavo truputį daugiau to ruošimosi, bet kažkaip per jau čia 3 sezonas, tai supratom per laiką, kad tas pasiruošimas, jis niekada taip beveik neišeina į eterį, nes mes tiesiog randam, kas mums tą akimirką įdomu kalbėti ir kas tą akimirką veda linku. O ką reiškia pasiruošimas? Tiesiog temų pasiruošimas? Tiesiog susitikti, apsitarti, kas dabar mums visiems ten 3 aktualu, apie ką mes čia norėtumėm kalbėti ir susidėlioti ten gal įdomias temas ir taip toliau. Ir neretai jos būdavo tiesiog praskipindamas ir apie kažką kitą kalbam, nes... Geras, bet taip netikėta buvo labai, kad pas Klajumą tikrai nesitikėjau kažkaip. Aš irgi nesitikėjau savęs labai. Bet aš sakiau, čia man toks laimingas, kaip čia, atsitikimas, toks reikalingas buvo dalykas, kad nežinau, kur jisai toliau eis ar neis, aš jam neturiu kažkokių lūkesčių ar kažkokių labai didelių prisirišimų. Aš tiesiog taip mėgaujuosi kiekvienu procesu, kiekvieną minutę, kada ten tenka pabūti, kad ir jis man taip padėjo kažkaip... Klajumas kažkaip, ne? Podcastas, apskritai galėjimas ten būti, tą galimybę kažkaip taip padėjo atskleisti ir parodyti save, kokia aš esu iš tikrųjų, nes tenai nėra laiko galvoti, pasiruošti ir, kaip aš sakau, parašyti savęs. Taip, iškart kalbėti turi kažką. Jo, tu neturi laiko apsmetinėti ir jeigu kažkada ten anksčiau turėdavai tą daryti, tai dabar visiškai nuimtas šydas ir tiesiog nesi savim ir viskas. Gerai, bet šiaip, žinai, galvoju, turėjo būti sunku vien dėl to, kad tu man sakei per mūsų pokalbį, kad turi social anxiety, kas yra labai keista ir atrodo vėl, come on, ką tu čia apsimetinėjai, eini, dainuoji prie žmonės, gali dar pasakyti apskritai, ką reiškia, kad yra labai daug informacijos online, bet gyvu pavyzdžiui, ką reiškia tas jausmas ir kaip galima, nežinau, pažaboti, sutvarkyti su to jausmu, kas tai yra? Jo, tai tikrai labai keista, aš sutinku girdėti, kad aš turiu social anxiety ir tada aš lipu ant scenos prie žmonės arba ten varau podcastą darau ir ten kažką, žinai. Nes tokiuose interviu, kurie labai svarbus yra mano karjerai ir ten papasakot apie dalykus kaip apie atlikėją, jie yra tam skirti, bet pavyzdžiui, tokiam kaip podcastas, jau ten nebėra kalba tik apie tave, kaip apie atlikėją, kaip šiuo atveju yra tenai tu turi kalbėti apie dalykus, kurie visiškai yra, nežinau, nesusijęs tavim kaip su žmogum ir tavo darbu. Tai tą dalyką padeda nugalėti
tą social anxiety padeda nugalėti, vat, ėjimas tiesiog į tas aplinkas, kurias... Tiesiog darimas, ne vis tiek? Jo, tiesiog to darimas, o kaip man pasireiškia tas social anxiety, tai kad tiesiog labai stipriai overthinkinu kiekvieną žodį, kurį pasakau kitam žmogui, labai stipriai išsenku po bet kokio pokalbio, labai bijau tų pokalbių ir susitikimų ir tų small talkų ir visokiausių šitų dalykų. Man jie taip nenatūraliai gaunasi, aš nežinau, aš jau bijau. Okvardumo. Negilių, jo, tų tokių pokalbių, tokių okvardų, tokių... kad ir šiandien ten susipažinti su operatoriu man buvo anxietis. Aš kaip ir norėčiau susipažinti, turbūt nežinau, kaip normalus žmogus padarytų šitą situaciją. Kaip? Aš nežinau, kaip yra normalus susipažinti tiesiog su žmogum. Tai va. Tai stengiuosi šitus dalykus tiesiog kažkaip priimti, kad tokia esu ir tiesiog eiti į tas situacijas. Ir vietoj to, kad tiesiog praignoruoti žmogų, kuris mus filmuoja šiandien. Ne dėl to, kad nenorėčiau, ar tiksliau, ne dėl to, kad norėčiau praignoruoti, dėl to, kad tiesiog man nepatogu, stengiuosi tiesiog eiti į tą situaciją veidų į priekį ir tiesiog daryti. Facing tą situaciją. Tiesiog facinam. Bet blema, kiek yra vis tiek ten pokalbių, susitikimų, vakarėlių kažkokių. Tai vis tiek tu kiekvieną kartą reiškia eini prieš save kažkaip. Jo, aš stengiuosi neperspausti šitoje vietoje ir jeigu aš ten galiu kažkur neiti arba man nėra būtinybės, tai aš ir neinu. Man tikrai ne tame yra mano pasiekimai ir mano ten, žinai, kažkas. Kaip tu galvoji, pavyzdžiui, kiek terapija gali padėti su tuo sutvarkyti? Labai padeda, ne? Labai stipriai gali padėti, o Dieve, nes, žinai, dėl ko tas social anxiety kyla? Jisai kyla iš gėdos, iš kaltės jausmo, iš to paties, žinai, pergalvojimo 100 000 kartų, ką čia reikės pasakyti, o kaip pasakai, o Dieve, gal aš tai pasakiau, žinai, ir visa tai kyla iš kažkur, iš kažkokių, tai, nežinau, turbūt gal praeities dalykų arba kažkokius, kas tau nutiko ir pasakė kažką. Tai tuos dalykus ten išspręsti, juos suprasti, kad jie tokie yra, tokie buvo ir kaip juos perlipti, taip terapija padeda, jo. Eina, blema, kažkaip, tikrai žinau, keista, kažkaip tu kalbi. Tai aš koncertai čia podcastą žodžių turiu, tai social anxiety turiu, ką tu kalbi, atrodo. Nesiderino. Kitam žmogui. Ir šiaip ir keista tuo pačiu, nes tikrai būna tų dalykų, kai reikia paskambinti kažką, žinai, į polikliniką ir ten minutę kokią laukiu, kol... ne, tu irgi tas pats būna, ne? Būna, ne? Dieve, kaip man nepatinka, kai aš pasakau kažką durną ir tokio, kodėl aš tai pasakiau, ar ten per didelę pauzę padarau, kažkiek tokie, žinai. Man, tai kaip aš už juos save baudžiu, tai siaubas ir stengiuosi po truputį to vis mažinti, kol galiausiai tikiuosi nedarysiu to. Bet aš nežinau, iš tikrųjų neturiu su kuom palyginti, nes nelabai su kuom apie tai plačiai šneku, kas irgi turi tą patį dalyką, tai aš nežinau, kokiam levelyje, kokį pažymį galėčiau duoti savo tam social anxiety. Galbūt yra kažkas, kas, net neįsivaizduoja, kaip aš darau tos dalykus, kuriuos darau ir tikrai yra žymiai didesnis. Nežinau, bet aš turiu tokį. Blema, žinai, man tai labai fainai girdėti, kad tiesiog esi žmogus, kuris taip pat turi problemų tam tikrų, kur mes visi turim kažko, jeigu ne anxiety, tai dar kažką. Bet aš žinau, kad tokiem žmonėm, nes tu esi tikrai labai empatiška, labai tikras žmogus, turėtų būti labai sunku tam pasaulyje pramogų. Vis tiek, atrodo, per galvas daug kas lipa panašiai. Kaip tu dabar esi jau priėmus tą realybę, kad tiesiog taip yra, bet aš vis tiek, aš esu aš, kokia esu. Ar nežinau, kaip tu tose situacijose tiesiog dorojasi, nes man kartais būna, kad vis tiek noras kažkaip būti tokie kaip jie, kažkaip nesavim, supranti, kažkaip tą būna, tai skūrą, kailį ir grubiau viską reaguoti. O kaip tu išlaikai tą savastį kažkokią? Aš karts nuo karto pabandau pabūti vienoje kitoje situacijoje, žinai, tokia, o kaip tas darytų, žinai, kaip tas pasakytų, pašnekėtų ir pabandau, žinai, į kito kailį įeiti ir suprantu, kad, o Dieve, tai vargina, kaip tai yra atmestinumo kažkoks, neatmestinumo, o atmetimo reakcija kažkokia įvyksta. Ir tiesiog labai sunku tai yra daryti. Man atrodo, paprašiau tiesiog būti koks esi ir neįkvoti energijos bandymų kopijuoti kažkieno kito elgesį ar ten kalbėsiną. Ok. O kaip tu pailsi tiesiog? Kaip tu mėgsti ilsėtis, pavyzdžiui?
Aš mėgstu būti, sakau, su savo artimai žmonėm, man kelionės mane labai stipriai atgaivina ir, nežinau, sakau, mėgstu įsijungti serialą ir tiesiog pažiūrėti, pačilinti ir Šiauriai paprastai, ne taip. Nuo paprasto serialo iki labai nepaprasto ir labai didelio dalyko kelionės, žinai, ir, kuris yra, labai vertinu, kad galiu tai turėti ir daryti ir jo, bet man labai patinka užsidaryti nuo visų ir tiesiog namuose savo saugioj zonai pabūt išoriai visų lūkesčių ir visų, kas ko tikisi, kas ko laukia, kas ko nori, kam reikia. Ir šiaip buvo labai faina, kad tu mane į studiją savo pasikvietei, nes taip atrodo, prašai čia labai privatu, bus jauku, galvoju, tikrai, bet kaip stipru, kad pirmą kartą žmogus pasikviečia vis tiek į savo erdvę, žinai, ir kas man labai labai patiko iš tikrųjų apie tave. Ir man tai pasirodė, kad labai pasitikė savim, nes vis tiek sukamės tam pasauliu, kur moteris nori būti ir labai gražios, ir pasipuošusios, o aš atvariau ir tu buvai visiškai be makiažo. Jo, šiaip aš dažniausiai būnu. Ir čia buvo, man, galbūt tau atrodo, tai čia nieko tokio, bet tam pasaulyje tikrai nėra nieko tokio. Geras. Tai nepastebėjau. Iškart pastebėjau, galvoju, kokie pasitikinti savimi, nes tikrai būna moterų, kurios net į filmavimą ateina jau pasidažiusios, kad jų nereikėtų dažyti po to. Pastebi, kad turi tą pasitikėjimą iš tikrųjų, kad... Jo, iš tikrųjų, mano santykis su makiažu ir ten visa išvaizdos dalykais, tai ir aš labai džiaugiuosi, kad yra tikrai pakankamai sveikas, sakyčiau. Aš tikrai turiu savo nepasitikėjimus ir ten kažkokių vietų, kurias, žinai, norisi pakeisti ir jos vis tau užkliūna, kaip praeini pro veidrodį, bla bla. Bet visą tai suprantu, kad, žinai, vėlgi ateina ne iš tavo galvos, o iš kažkieno pasakytų replikų ir komentarų ir taip toliau. Tai aš vėlgi gal laiką kovau su veido problemom. Jo, akne gal kokią, ne? Į tą pusę, jo, nežinau, kokio stiprumo ten galėtų dermatologiškai būti vardinta, bet tikrai turiu problemų su tuom. Ir tas buvimas be makiažo man nėra tiesiog, kad aš turiu ten švytinčią gražią odą ir dėl to aš galiu ten sauliaisti būti be jo. Bet aš nuoširdžiai tiesiog geriau jaučiuosi be jo kasdienai. Man nereikia to absoliučiai ir aš dažniausiai renkuosi ten smukusius drabužius, ten plačius džinsus, plačius ten džemperius. Baggy B style. Žinai, do it baggy B style. Ir aš sakau, Pauliui, kažkurią dieną sakau, o tau neatrodo keista, kad aš kažkaip sakau, retai kada ten pasipuošiu, ar ten lūpas pasidažau, ar ten kažką. Ir jis kažkaip labai gražiai pasakė tą dalyką, kad mano didžiulio darbo dalis yra apie puošimąsi ir apie buvimą ten ready, camera ready, kaip sako, ir ten outfitai, šukuosenos, makiažai ir norisi tiesiog pailsėti nuo to. Ir jeigu aš kasdieną dar tą daryčiau papildomai, tai tiesiog labai greitai perdegčiau ir labai greitai išsikraipytų mano pačios suvokimas apie save, kaip apie žmogų be viso to grimo, kostiumų, taip teatriškai tariant ir taip toliau. Tai tiesiog vėlgi klausau savęs, ko man norisi, kame aš patogiausiai jaučiuosi. Aš patogiausiai jaučiuosi susirišus tos plaukus nuo veido, neturint nieko, ką galiu nusivalyti su ranka ir, žodžiu, ir tokiose plaukiojančiose drabužiuose. Geras. O pavyzdžiui, kai tu, tarkim, eini mieste arba ten sėdi kaviniai, tai jau tik kaip žmonės, tarkim, tave pažiūrė, ar būna tą pakalbį. Ir koks jausmas tiesiog neužknisa, kad sukitės. O jo, man čia buvo ką tik momentas, kur aš išinau pavedžioti šuns, aš dar istoriją dėjau, kur, sakau, parašiau šuns vedžiojimo glamūras, kur ten, ta prasme, o kas buvo? Maksimaliai tiesiog naminis įvaizdis, koinas, kroksai, žinai, treningai ir labai labai suvelti plaukai, nes ką tik atsikėliau ir ten, žinai, užmiegotos akis ir taip toliau. Ir aš matau, kaip tiesiog mane fotkina merginos, žinai, ir labai aš jau per laiką sugebėjau atskirti, kada žmogus bando paslėpti, kad fotkina, bet aš vis tiek matau, kad fotkina. Taip, ir tu pamatė, kaip fotkina. Jo, ir aš pamačiau, kaip fotkina. Ir anksčiau aš tikrai būčiau kažkaip susinepatoginus, bet dabar aš galvoju, ir fotkinkit, ir dėkit, kur jūs ten nori dėti, ar siūst, ir whatever. Ta prasme, taip,
aš vedžioju šunį, nepasipuošus. That's right. Žinai, galvoju, jo. O gal, žinai, fotkina ne dėl to, kad, oi, pažiūrėk, kaip jinai atrodo, gal fotkina dėl to, kad, oh my god, žinai, gal kažkam yra čia įvykis, arba gal nori, rado progą ten, nežinau, kad ir kokia yra tendencija to fotkinimo, ne man reikalas. Bet čia heito kokio negaunė, ne? Ten Instagram'e, kokiam Facebook'e nerašo žmonės, kad ten, alio, ten pažiūrėk, Monik, ten tu tą tokią nokę. Nėra heito. Būna. Būna? Kartais būna. Ką rašo šiaip tiesiog random? Super retai. Būna žmonių, kurie iš tikrųjų tą heitą turi kaip norą tiesiog, nežinau, padėt turbūt, pasakyti kaip yra. Ir aš priimu tos žodžius, kurie yra sunkus išgirsti ir taip toliau, bet ir būna tokių, kur tiesiog labai šlykščiai rašo. Ir tikrai daug dalykų išgirsti. Negirdėtų. Jo, tokių negirdėtų, žinai, dalykų. Tai jo. Na, okei. O ką darai, kai tau būna liūdna? Kaip savo padedi? Yra tokia, žinai, vaistinėlė greitoji, kad kai man liūdna, ten, žinai, vat, vėl mano minėti ledai, ten dar kažką, gal Pauliaus kompanija, bet vat, ar tu mėgsti dingti į save pabūti, ar kaip tik ten eiti, kalbėti, man liūdna, padėk ten man dar kažką, kaip? Pirmiausia, ko aš grebiuosi, tai muzikos, aš turiu playlistą. Jo? To cry. Liūdnu. Jo, jeigu aš jaučiu jausmą, tai man reikia išjausti, jau viskas, žinai, su muzikos pagalba. Taip. Tai jau reikia paklausyti. O antras dalykas, tai aš tikrai nebijau paprašyti pagalbos ir paskambinti žmonėm, kurie žinau, kad mane myli ir kuriems rūpiu ir kurios, obviously, aš myliu. Ir tiesiog pasakyti, kad man blogai ir aš noriu pasikalbėti. Ir tai labiausiai padeda. Tai ar tai būtų mano geriausia draugė, ar mama, ar brolis, ar Paulius, ar tuo pačiu šito mini albumo prodiuseris irgi yra mano senas draugas. Senas ne savo amžium, o kad man yra tai sena draugystė palyginus tiek, kiek man metų. Tai jo, jisai šiaip iš tikrųjų man yra tiek daug padės. O Dieve mano, kiek visų šitų situacijų mane yra atpurtęs už pečių, kad, žinai, negalvok taip. Ten. Kad su tavim viskas yra okei, labai ir tu gali. Jo. Žinai, būna, knygos rašo apie tas visokias manifestacijas, arba gal ne manifestacijas norėjau pasakyti, o kaip ten tie pozityvūs teiginiai, kur būna ant lapelių, rašo žmonės, ant veidrodžio pasikabina, kad būk ten toks. Kognityvas. Va. Pavyzdžiui, jeigu tau dabar reikėtų kokius 3 lapelius susidėti ant veidrodžio ar ant šaldytuvo, ką tu pasirašytum, ko tu labiausiai, tarkim, savo norėtum palinkėti, kokių savybių, dabar esi visam etape tokiam naujam, ne? Pradžioj naujoj. Ko norėtum savo palinkėti? Kokie žodžiai ateina į galvą pirmieji? Aš įprašau kiekvieną rytą vakarą. Tai nėra dienoraštis, tai yra tiesiog whatever's on my mind, kad ir kas ten suktųsi, kad ir kas slegia, arba kad ir kuom noriu pasidžiaugti, tai tau užrašau. Ir visą laiką gale to parašau savo tokių, žodžiu, pozityvių dalykų apie save. Ypač tada, jeigu kažką negatyvaus apie save parašiau, ką galvoju, žinai. Tai visų pirma parašau, kad aš reikalinga, aš verta būti išgirsta, aš talentinga ir kad ir kas tą dieną daro, man yra aktualu, kad ir kas, nežinau, kad ir kokia situacija būtų buvusi, ar aš gera draugė, ar aš ten kažkame, kas nutiko, žodžiu. Tai va, bet pirmiausias žodis ateina, aš reikalinga, nes labai ilgą laiką jautėsi priešingai matyti, ne? Jo. Monik, dabar tikrai turiu paskutinį klausimą mūsų pokalbio metu, tai kadangi labai kalbėjom daug apie tavo naują pradžią, žinau, kad kai žengiai tą žingsnį, norėjai pradėti karjerą savarankiškai, turėjo būti labai baisu ir ko gero pati netikėjai, kad gali taip gerai viskas išeiti. Kaip tu galvoji, kiek buvo svarbu, kad tave palaikė žmonės ir kas tave labiausiai palaikė tame žingsnėje, nes galbūt kiti žmonės, kurie dabar tavęs klauso, neturi to palaikymo. Taip, tai va, tai aš, jeigu, aš sakau, žmonės atranda save
istorijoje mato savęs kažkiek šito istorijoje ir jie neturi to žmogaus, kuris tai jam padėtų taip, kaip man padėjo, aš galiu būti tas žmogus. Aš galiu būti tas žmogus, kuris pasako, kad, tai yra, sakau, tu esi skolingas savo padaryti viską, kad tave suptų tik tai arba tu pats, taip, arba tie žmonės, kurie tave palaiko ir kurie nepateisina jokio menkinančio elgesio. Toksiško. Jo, ir mane labiausiai, sakau, mane tikrai labai palaikė ir šeima, aš labai dėkinga jaučiuosi už tai, kad ją turiu tokią palaikančią ir kad geriausią draugę turiu ir turiu Paulių ir turiu Snorę, su kurio rašiau šitą albumą. Jisai man jiedu abu iš tikrųjų, kadangi dažniausiai daugiausiai laiko praleidau su jais, tai jie aiškiausiai ir matė visą tą vaizdą ir man daugiausiai ir padėjo ir pasakė. Ja. Tai, tikrai, wow, kiek aš esu, kokia didžiulė dalis jie yra to viso apsisprendimo ir to sugebėjimo išlipti iš tos hipnozės, žinai, tu nepakankama, tu ten neverta, ir taip toliau. Tai jie tikrai, jiem esu dėkinga, jiems yra ačiū. Jo, ar kaip sakai, galbūt atrodo, kad jie siūlo tau nesąmonę, kritimą nuo skardžio, ne? Kad atrodo tai baisu, jo, bet tave vis tiek pakėlė iš to sapno, kad tu gali būti savarankiška ir pakankama. Iš esmės, tai buvo vienas ilgas, blogas sapnas ir kai man sako iš jo išeiti, tu esi tiek įtikintas, kad čia yra būtent ta situacija ir ta vieta, kur tau reikia būti, kad tau siūlymas iš jos išeiti yra tolygus nušokimui nuo skardžio į visišką juodą tamsumą ir nežinomybę. Taip. Bet po to galiausiai, kai tą žingsnį žengi nuo to skardžio, tu supranti, kad vis dėlto ten buvo išlipimas iš jo juodos dubės. Jo, kur aš, atsimenu, rašydama, noriu grįžti namo, prirašiau pelenkiek lapų visų šitų emocijų ir jausmų ir viso kito. Ir vienas iš jų buvo, kad pasirodo ten nebuvo, necituoju, bet taip, pasirodo ten nebuvo bedūnė, pasirodo tas žingsnis mane nukėlė į absoliučiai kitą pasaulį, kuris, žinai, romantiškai piešiant pilnas drugelių, saulutės, taip, gražios žalios žolytės ir tikrai grožio ir gėrio ir laimės pilnas. Dėl to aš ir galvoju, kad šitą albumą parašysiu laimingiausia, kokią tik esu, žinai, padarius, nes aš taip jaučiuosi šiandien, bet matyti tie išgyvenimai, kurie susikaupė manyje, liko, jie irgi norėjo pasisakyti, jie norėjo taip, vietos ir laiko būti išgirsti ir jie nugulė šitą albumą. Tai aš tikiuosi, kad kitas etapas jau bus apie tai, kaip dabar jaučiuosi. Kitas albumas bus apie tai, kaip dabar jaučiuosi. Super. Monika, labai tavim džiaugiuosi ir dar kartelį noriu pasikartoti, kad esi nuostabus žmogus, labai empatiškas, labai tikras ir tikrai buvo labai smagu atvykti pas tave į studiją, pamatyti tave tokią, kokia tu esi ir kažkaip labai priimu kaip dovaną, kaip didžiulę atsakomybę, parodyti tave tokią, kokia tu esi. Ir man atrodo, kad mums labai gerai pavyko tai padaryti ir sakau, tu esi tiesiog žmogus pirmiausia, po to esi dainininkė, atlikėja, dainų autorė ir man tas labai apie tave patinka ir aš tikiuosi, kad žmonės ateis, pamatys pagaliau tave kokia esi ir šiaip esi man taip pat labai didžiulis įkvėpimas, kai papasakoju tą istoriją savo nuo iki, pagalvojau, kad mes kartais net neįsivaizduojam, kad krisdami nuo tos bedugnės atsispirsim ir tikrai pakilsim į viršų, nes kitaip negali būti. Tai labai noriu tau tikrai padėkoti ir dar kartelį primink, kur bus tavo koncertas, jeigu žmonės netyčia, žinai, praleido būtent tą etapą pokalbio metu. Aš tai noriu tau padėkoti už tai, kad tau buvo įdomu ir svarbu atsekti mane net ir po to viso metų, žinai, pertraukos ir dingimo iš eterio, kad tai, žinai, vis dėlto tai nėra apie peržiūros ir tai nėra apie pritraukimą, tai yra taip, apie tai, kad širdžiai tiesiog įdomu, kaip sekasi, tai man tai yra labai svarbu ir dėl to aš atėjau čia su galėjimu, žinai, kalbėti atvirai. O koncertas kovo 22 tamsta ir jis tikrai pagaliau bus, aš irgi jį vadinsiu savo pirmoju ever koncertu, nors jau patirties, žinai, yra, bet pagaliau jis bus tiesiog taip, kaip aš visada įsivaizdavau, kad turi būti ir bus labai labai gera, ypač šitą naują muziką išgirsti gyvai. Monika sugrįžo namo. Yes! Yes! Tai labai geras šitas. Yes! Monika, labai tau ačiū. Ačiū.
Yes.